Nu kągi, žiūrim, ką šiandien manifestuojam. Tai sveikinuosi su tais, kurie jau čia, 11:11, idealus laikas. Ir šiandien mes kalbam apie manifestavimą. Apie manifestavimą viso to, ko mes norim, nesvarbu, ką jūs norit manifestuoti. Apskritai bendrai paėmus apie gausą, bet gausa dar plačiau paėmus yra viskas, ar ne? Tai va, tai tą gausą, kokią jūs jau ten beįsivaizduojat, mes ją galime manifestuoti. Bet kažkodėl nepavyksta. Tai va šiandien būtent gilinsimės į tai, kodėl nepavyksta manifestuoti, nes turbūt ir tu, jeigu jau esi čia, tai tikriausiai taip kaip ir aš. Ir vizualizavai, ir meditavai, ir galbūt kažkokias afirmacijas kalbėjai, ar maldas, ar dar kažką. Bet įdomu, kokias praktikas iš tiesų jūs taikot savo norų manifestavimui. Tai kviečiu pasidalinti ir einam, tiesiog prie to, kodėl tai vis dėlto neveikia. Arba kažkokį tai laiko tarpą veikia, paskui vėl nebeveikia. Arba kitiems veikia, o man neveikia. Tai va būtent šiandien ir paieškosim atsakymų į tai. Tai sveiki, kas čia. Ir kadangi grupiai nemažai yra naujų žmonių, tai dar irgi perbėgsiu pasipasakodama, kas esu aš, kad būtų aiškiau. Tai susipažinkim, Žaneta Jūra Česnienė, esu tarp mokslo ir to, kas mokslu dar nepaaiškinama. Sakau dar, nes iš tiesų ateis laikas, kai visi šitie dalykai, kurie atrodo mistika šiai dienai, bus paaiškinti. Ir greitėja šitas tempas, greitėja šitas laikas, tai taip, kad liko labai nedaug laukti ir labai smagu dėl to. O šiaip esu Akademijos Perkurk save įkūrėja ir knygos Perkurk save autorė. Ir jeigu jau esate šitoj grupiai, tai aš labai nuoširdžiai noriu tikėti, kad jūs turite šitą knygą. Ir šitos knygos pagalba iš tiesų jau darote nuostabius dalykus savo gyvenime, padedat savo ir kitiems, nes labai daug puikių atsiliepimų tiek iš įvairiausių žmonių ir psichologų ir panašiai, kurie dirba su kitais žmonėmis, naudoja šitą informaciją, taip kad čia yra iš tiesų didžiulė vertė, kviečiu pasinaudoti, jeigu dar to neturit, nes šiandien dar jums suteikiama galimybė išskirtinė šios dienos vietoj 21 eurų 17, ne 17, netgi 15 eurų. Ir yra ir elektroninė versija, jeigu kam yra patogiau šitaip, tai vietoj 13,7 eurai abiem atvejais, žodžiu, yra galimybė įsigyti už mažesnę kainą, tai galite tiesiog parašyti knygą ir duosiu nuorodą, kur ir kaip. Na, o šiaip, kalbant plačiau, tai aš tyrinėju bendrai paėmus gausos sąmonę, ne veltui šitą grupę Perkurk save gausos sąmonę su Žaneta. Gausos sąmonę tyrinėju tiek moksliniu, tiek to vadinamo dvasiniu požiūriu, manifestavimą, ne veltui apie tai ir šiandien kalbam. Ir būtent knygoje Perkurk save yra mano tyrimai, mano įžvalgos, mano įvairios surinktos per savo patirtis išgrynintos praktikos, kurios veikia, kada veikia etapai tam tikri, nes viskas yra sąmonės lygmenys ir tam tikrose sąmonės lygmenyse mums kažkas veikia, kai būnam kitam sąmonės lygmenį nebeveikia. Ir va štai jums pirmieji atsakymai, kodėl kitiem veikia, o mums ne, nes mūsų sąmonės lygmenys kiti, arba kodėl man veikė, o po to nebeveikia, tai vėlgi todėl, kad mano sąmonė irgi kitam lygmenį atsidūrė ir dėl to aš jau turiu kitaip, kaip sakoma, kažkaip prie visų tų dalykų prieiti, ar ne? Vadinasi, tai, kas man tiko anksčiau, nebetinka dabar. Taip, tai žodžiu, knygoje čia iš tiesų labai daug mitų įvairiausių, kuriuos sugriaunam labai gražiai ir labai paprastai. Tai yra tiek apie įvairias praktikas, tiek apie tą patį blokų valymą, vidinio vaiko gydymą, ar ten kažkokius tai įpročių keitimus per 21 dieną ir dar visokie kitokie daugybė mitų. Tai aš juos po truputėlį pristatinėju ir šitoje grupėje įvairiais kitais formatais, ar tai postais, ar kažkokia tai video medžiaga, žinoma, per laivus, ir knyga tai yra tai, nuo ko mes atsispiriam. Taip kad apie viską Perkurk save ten ir ieškokit šitai knygai. Tai todėl kviečiu ir pasigilinti į save visų pirma, į suvokimus, kaip aš galbūt kažkaip klaidingai esu įtikėjusi ar įtikėjęs, ką galiu padaryti kitaip jau dabar, kad galėtų mano gyvenime manifestuotis kiti dalykai. Ir taip, čia tas, ką turiu padaryti arba ką galiu padaryti, iš tikrųjų nėra
sekantis žingsnis. Į tarpą yra dar reikšmingesnis, kuris ir strigina mūsų manifestavimą, jeigu mes jo nepadarom. Tai šiandien apie tai. Gerai? Taip. O kalbant apie, beje, pasižiūrėsiu, ar tikrai čia viskas, nes kartais būna, kad kartais, kaip sakoma, sugrybauja Facebookas ir aš paskui nebe išeinu arba manęs negirdi. Taip, žiūrim, ar turim. Aha, labas, valio, aš ne viena. Smagu. Taip, tai kas ką tik prisijungia, tai sakau, mano mokymai yra unikalūs, jie apjungia tiek tą vadinamą mistinę, ezoterinę ar ten dvasinę kažkokią tai išmintį, tiek mokslą. Ir mano tikslas būtent apjungti visą tai, kad ateitų suvokimas, na, kodėl ir kas vyksta ir kodėl kažkas nevyksta taip, kaip norim, kad iš tikrųjų vyktų ir būtų lengva gyventi, nes aš visada kviečiu gyventi su lengvumu. Tai kviečiu ir šiandien lygiai taip pat. Taip, ir žinoma, knygai Perkurk save lygiai taip pat yra ir mokslas apjungtas, ir tie visi kiti dvasiniai, sakykime, ar tie kažkokie protų sudėtingai suvokiami dalykai arba dar nesuvokiami. O iš mokslinės pusės čia yra ir apie smegenų plastiškumą, ir apie epigenetiką, ir kvantinę fiziką, arba tiksliau atsiremiant šitais mokslais yra išdėstomi tam tikri dalykai arba išaiškinamas tas ezoteriškumas, sakykime, kuris dar ne visada suvokiamas. Ir tai yra ne apie teoriją, tai yra būtent apie praktiką, apie ką aš esu ir pati ir viskas, ką aš duodu. Kad gyventume be iliuzijų, be kažkokių prisigalvojimų. Na, mėgstu būti ta, kuri tiesiai šviesiai sako, kaip yra ir kartais būnu nepatogi, tai, na, nežinau, čia tiem naujiem žmonėm, kiek aš būsiu patogi, patys pasižiūrėsit, kiek norėsis čia būti, o jeigu nesinorės, tai ok, visą laiką yra kitų galimybių, tai kviečiu rinktis tai, kas jums rezonuoja su jumis visų pirma. Na kągi, tai kodėl nepavyksta manifestuoti? Kodėl nepavyksta manifestuoti? Gal turite jau savo atsakymus kažkokius? Pasidalinkit. Nes galbūt ir tu, kaip ir aš, ir vizualizuoji, ir ten medituoji, ir ten, kaip sakau, afirmacijas kažkokias kalbi, ar ten maldas, nežinia ką, gal ir blokus valais ir jau daug metų, nes aš irgi labai prie to buvau užstrigusi, energijų visokių ten valymų ir taip toliau, kasdienės praktikos ir dar ko rimtesnės, ko tvirtesnės, tuo geresnės reiškia. Jums ne taip? Tai va, jeigu taip, tai šiandien irgi išeisim šiek tiek į lengvumą. Tai labai dažnai būna, kad, kaip sakau, vis tiek nepavyksta, ar ne? Tai va, pirmas raktas jums iškart duodu nevyniojant į vatą, tai todėl, kad nedarime esmė, mėlyjeji, nedarime. Nes mes labai dažnai, kad ką turiu padaryti, arba ką kitaip turiu padaryti, ką ne taip darau, ar ne? Dažniausiai, bet viskas per darymą eina. Tai bent jau aš savo užsidavinėjau šitą klausimą ir kai jungiatės į šitą grupę, ten irgi vienintelis klausimas, tai ar supranti būtent šitą klausimą, ką darau ne taip. Jeigu jis kyla ar ne, tai vadinasi, jau reiškia, va, tą ne taip ir darai. Būtent tą ne taip ir darai, kad save knisi ten, kaip sakant, savo protą, ką vis dar kažką ne taip darau. Esmė nedarime. Taip visur yra ir netgi knygoje Perkurk save, aš kalbu apie veiksmą kaip vieną iš pagrindinių, iš 5 elementų manifestavime. Bet būtent iki veiksmo, jeigu gerai skaitėte knygą ir atsimenat, tai būtent yra akcentas, kurį šiandien noriu uždėti galbūt aiškumui visiems. Esmė buvime. Turi būti tuo, ko tu nori. Tai yra, jeigu mes kalbam ar ne, malda. Girdėtas pasakymas gyventi maldoje. Bet ką mes dažniausiai įsivaizduojam gyventi maldoje, tai reiškia gyventi su malda. Ne. Gyventi maldoje ne tas pats, kas gyventi su malda. Gyventi meditacijoje ne tas pats, kas gyventi su meditacija. Gyventi vizualizacijoje ne tas pats, kas gyventi su vizualizacija arba ten vizualizuoti kažkaip. Ne tas pats, bet šiandien noriu būtent tą ir išryškinti.
Nes mums yra labai svarbu suvokti, kad keičiasi tada, kada mes gyvename jau dabar tame savo nore, tame, ką aš noriu manifestuoti. Ir kol mes tame negyvename, va tada pas mus ir kyla visi noriu, bet neturiu. Vat noriu, bet vis dar nepavyksta. Vat noriu, nežinau iš kur ir kaip ir panašiai. Ir atrodo, viską darai gerai, vis tiek neturi. Atrodo, gal per mažai kažką darau daugiau, vis tiek nepavyksta. Kas tada, aišku, tada graužiam, nu taigi, kas čia vėl kažką netaip darau. Tada ieškom dar geresnių kažkokių tai meditacijų, dar geresnių vizualizacijų, ar tai afirmacijų, ar tai praktikų, ar ten naujų kažkokių tai mokymų, mokytojų, gūrų, mentorių, nesvarbu, kas tai būtų. Pažįstama? Bent jau aš taip galvojau labai ilgai ir visą laiką ant šito buvau užkibus, kaip sakoma, užstrigus ir labai ilgai. Nes kas iš to? Dariau, ieškojau, skaičiau, mokiausi ten, kaip sakau, ar ne knygą, net turėjau ale visą sieną ir sertifikatų ir taip toliau. Ir kas iš to? Ir nieko. Ir vat kodėl? Va žiūrėkit, vienas momentas irgi labai svarbus ir kviečiu atkreipti dėmesį, nes tikiu, kad šitoj grupėje yra labai daug iš įvairių sistemų, mokymų, praktikų, ten prisiklausę ir taip toliau. Tai va, sugriaukim šiandien vieną mitą vėl. Tai va tas vienas mitas ir bus su tuo susijęs, kad įprastai kas vyksta? Įprastai kažkokie tai mokytojai, gūrų, tie patys, ką mes laikom gūrų, jie atstovauja tik tai tam tikrą sistemą. Tai yra įprasta, atstovauja tam tikrą sistemą. Ar tai kažkokia tai religija, ar tai kažkokia tai dvasinė mokykla, ar dar kažkokia ten tą sistemą, ezoterinių mokslo, ar dar kažkokia tai būtų. Ir kas gaunasi? Kai esam vienoje sistemoje, o sistema yra visada uždaras dalykas, jeigu jie neturi išėjimo į daugiau, vadinasi, mes užsidarom save tam tikro tikėjimo sistemoje, kuriai priklauso nuo atitinkamas, sakykime, ar tai mokytas, ar tai guru, ar ten kažkoks knygos autorius, ar kas tai bebūtų. Tai va, ir kas vyksta, ir tada mus moko būtent iš tos sistemos kažkokių tai taisyklių, kažkokių praktikų, va, daryk tai, nedaryk to, rėmina mus į tam tikrą įsitikinimų šabloną, uždaro į tam tikrą netgi fanatiškumą labai dažnai. Nu ir va tada prasideda mūsų bandymas tapti tobulais. Nu ir vis bandai tapti tobulą, ne? Nu ir vis bandai, ir vis nepavyksta. Ir vis dar kažko tai nemoki, ir vis dar kažko nesugebi, ir vis dar kažko negali. Čia kokia nors sistema sako, nevalgy ten kokios mėsos, ar ne? O tai, pavyzdžiui, valgai, nu, jau reikia save ten kažkaip baisiausiai keisti su ta pačia kavos gėrimais ar dar kas tai bebūtų. Bet kas susijęs su mityba, ten daugybė mokymų ir mokytojų apie tai. Ir čia irgi yra paprastai uždarimas tam tikrai sistemai. Aišku, jeigu šitas mokymas neturi išėjimo. Kaip sakau, visą laiką reikia žiūrėti, ar jis yra su išėjimu. Jeigu uždaroma į kažkokią sistemą, į kažkokios kompanijos produktų, paslaugų, papildų, ten dar kokius nors rėmus, viskas, tai uždaryta sistemai. Bum. Patinka tai girdėti, gerai, nepatinka, irgi gerai. Tiesiog, kaip sakau, į vatą nevynioju. Kas nori daugiau, išeisit iš to. Ir nesakau, kad tai yra blogai. Aš tai sakau, kad tai yra tik tai tam tikram sąmonės lygmeniui. Ir va čia šitoj vietoj atkreipkite dėmesį, tam tikram sąmonės lygmeniui. Kol tau gerai su tuo, okei, gyvenk šituose įsitikinimuose. Ten kitur ar ne, sveikatinkis ten kažkokiu tai konkrečiu būdu, ten, nu, kad ir kokioje ketėje maudykis, ar ne, nesimaudai, nu va, netobulas dar, maudykis te ketėje. Ant galvos dar nestovi, nu tai mokykis. Mano atveju irgi galvoju, nu jau kai ant galvos atsistosiu, nu ir kas, atsistojau. Žodžiu, esmė ne tame, nes visada yra kažko, ko mes dar nesugebam, nemokam, negalim, tarsi ar ne ir panašiai, ir vis va, bandom kažkokiais tokiais va patepti tobulais. Bet vėlgi sakau, ar tai gerai, ar tai blogai, nieko nėra nei gerai, nei blogai. Tai yra viskas X, apie ką ir knygoje rašau, ar ne? Viskas yra tiesiog X ir priklausomai nuo tai, kaip mes žiūrime į tą X.
Va čia yra raktai ir čia yra atsakymai. Tai kol jums gerai su šita sistema, nes kas yra sistema, tai yra įsitikinimų sistema, bet kokia sistema, kuri yra mūsų visuomeniai, kurią mes įsivaizduojam kaip sistemą kažkokią, tai ar tai mokymo, ar politinė, ar ten nesvarbu, kokia gydymo, ar dar kažkokia jinai būtų, jinai yra sistema. Aplink ją arba joje yra tam tikra įsitikinimų puokštė. Jeigu mes šitoj sistemai ir vien tik tai šitoj sistemai, mes ir gyvenam šitos sistemos įsitikinimų tame lauke. Ir kaip sakau, kol man gerai, okei, aš tol gyvenu, aš nuo to kaifuoju, man viskas faina, gyvenime sekasi, viskas puiku. Bet kai ateina tas augimo tarpsnis, kai tavo sąmonė jau pasikilėja, jeigu tu nestovi vietoje natūraliai, tu esi vedamas į daugiau. Va tada atsiranda suvokimas, kad yra kažkas daugiau. Kažkas turi būti virš šitos sistemos. O tada dažnai prasideda tas ieškojimas, ar ne kažkoks. Ieškojimas išėjimo iš kažkokio tai užsidarimo savęs. Tai va, ir kai mes randam tą išėjimą, aišku, tada vėlgi atsipalaidavimas, lengvumas, kiek aš čia save, bet labai dažnai tas ateina su tokia kaip ir savigrauža. Tai kiek aš čia laiko praleidau nesąmonės darydama, arba ten kažką tai praktikuodama be reikalo, arba ten kažkokius tai kitus dar įtikinėdama irgi kažkokiais tai dalykais, kur matau, kad vis dėlto yra kažkas daugiau negu tai, ko aš anksčiau tikėjau, ar ne. Bet vėlgi, noriu nuraminti. Viskas gerai, tam tikrai sąmoniai tai reikalinga. Jeigu jums jau nebereikalinga, va čia iš šitos sąmonės jūs jau galite padėti kitiems eiti tuo augimo keliu. Nes kai jau išeinate iš šitos sąmonės, kurioje buvot, jūs matot labai gražiai visų tų žmonių užstrigimus ir taip toliau. Būtent per tai, beje, aš ir vedu intuityviosios mentorystės savo programas, dvasinio verslo manifestavimo programas. Mes einam į tą mentorystę, kada mes einam per mūsų pačių patirtį, suvokimus ir pamatymus, kur buvom užstrigę. Tai va, kam tai aktualu, galima asmeniškai susisiekti, pasikalbėsim daugiau. O aš tada keliauju tolyn. Beje, jeigu kažkas tai jums kyla, ten verda, dar kas nors klausimai kažkokie, tai parašykit. Mielai pakomentuosiu. Tai va, tai apie ką yra esmė, tai yra, kaip sakau, kol mums gerai, viskas yra gerai. Bet va čia yra svarbiausia - intuityvumas savo vidinis, aiškus, atsivėrimas savo, kaip aš šią knygą vadinu, vidiniam tam vedliui, ar ne? Kad išgirstume tą savo vidinį vedlį, mums labai svarbu yra atsiverti tam tai, kitai, sakykime, kito lygmens išminčiai. Ne toj, kurioje esame užsidarę tam tikros sistemos rėmose arba įsitikinimų rėmose, bet virš to, ką mes labai dažnai girdim įvardyjama kaip kažkokia tai aukštesnė sąmonė, ar ten dar kažkokiais mokytojais, ten pakylėtais, ar dar kažkokiais kitokiais angelais, dvasiniais vedliais ir taip toliau. Tai va čia viskas praktiškai apie tą patį. Bet kuriuo atveju visą tai susideda į vieną išmintį, į vieną kanalą, ar ne, ką aš ir vadinu tuo vidiniu aš. Arba per Sofijos kodus mes apie virštelę kalbam, tai kad, sakykime, bet čia į detalės dabar neįsiu. Tai va, tai mano patarimas pirmas jums ir būtų susivokti, ar man gerai dar šitoj sistemai ir jeigu negerai, kaip sakau, ieškoti išėjimo, ar ne? Ir aišku, nustoti laužyti save, nes jeigu laužot save, jeigu einat per jėgą, per negaliu, per tą tokį, kaip sakau, savęs laužimą, tai greičiausiai jūs einate ne per savo norus netgi, o per kažkokių, ką mes mėgstam sakyti, primestus norus, kitų norus. Va tų tos sistemos kažkokių tai ten organizatorių norus, ar kas tai bebūtų. Tai va, nes jeigu tai bus tavo norai, neprimesti, tu tai darysi su malonumu, o ne per kančią. Ir beje, netgi jai nebus lengva. Nes čia labai dažnai tie, kurie ten ant debesėlio, flow, būsenos, jie irgi nugrybauja tame, kad jie, va čia turi būti viskas lengva, turi būti nebūtinai turi būti lengva, bet turi būti įdomu, turi būti malonu. Turi būti tai, kas veža, augina tave, o ne tai, kad lengva. Lengva dažniausiai veža žemyn į tą, ką mes vadinam degradaciją. Antras termodinamikos dėsnis, ką įdomu pasinagrinėkit daugiau. Žodžiu, kas nekyla, tas pradeda leistis, ar ne? Tai mūsų tikslas visada yra eiti į daugiau, bet ne save laužant. Nes kai nustoji save laužyti, tada supranti, kad ir taip tobula. Kad ir taip tobula. Tik tai per tos savo klaidinančius įsitikinimus ir nemokėjimą tinkamai norėti, irgi čia turim daug to tokio, ką
ką reiškia norėti tinkamai, ar ne? Tuoj paaiškinsiu. Mes būtent tada ir užsidarom tam amžinam kažkokiam savęs koregavime, taisime, tobulinime, valyme ten ar dar kažkame. Nu, nes vis jauties nepakankama. Vis nepakankamai gera, vis nepakankamai kažko tai mokanti, vis nepakankamai nušvitusi ir taip toliau. Bet aš tau sakau, tu jau pakankama. Ar pakankamas, jeigu čia vyrukų turim. Kol kas lyg nematau. Gal žiūrės. Tai va, tu jau esi pakankamas. Ir pakankamai moki jau dabar to, ką tau reikalinga mokėti, tam, kad jau galėtum gyventi su lengvumu ir dar kitiem padėti to pačiu. Ir tu jau pakankamai nušvitęs arba nušvitusi. Jau. Nesivaikykit iliuzijas. Per tai ir paslystat, per tai ir nusigrybaujat ir gaunasi visos kančios. O va čia tas kančios mentalitetas dar pakankamai gajus iš visų religinių mūsų užprogramavimų. Bet šiandien irgi ne apie tai. Tai va, tai kodėl nepavyksta? Tai kodėl nepavyksta, grįžtant prie pagrindinės temos? Na, tai visų pirma, aišku, dėl to, kad netiki. Netiki. Va to, kad aš dabar, pavyzdžiui, net ir išvardinau, ar ne, kad tu jau pakankama, kad tu pakankamai moki, kad tu pakankamai nušvitusi. Vat parašykit, kiek iš jūsų, va taip, jo, viskas taip, teisingai. O kam dar vis, nu, ne, čia negali būti taip gerai. Tai va, čia jau yra jūsų įsitikinimai, va čia per tai atsiskleidžia jūsų įsitikinimai, jūsų programos. Ir tada klausimas, jeigu aš kažkuo tikiu, kas man yra nepatogu, kas verčia mane susispausti, nu, blogai jaustis, kažkaip va, neišsilaisvinant, o susispaudžiant, va tai savęs ir paklauskit, o kodėl vis dar nori su tuo tikėti? Nes iš tiesų mus įtikino ir mane, ir tave, ir ką mes žinom, ar ne, nuo vaikystės mūsų programavimas vyksta, dar nuo kūdikystės. Tai va, dar aišku, jeigu tikėti tais ankstesniais gyvenimais visais, ar ne, žiūrint irgi kokia jūsų įsitikinimų sistemai priklauso, tai vėlgi ten programavimas vyksta dar iš tų kitų ten, sakykime, ar kartų, ar gyvenimo, ar dar kaip mes ten pažiūrėsim, tie visi karminiai dalykai ir taip toliau. Tai yra programos. Tai yra programos, tai yra įsitikinimų programos, kurios ir įtikina netikėti savim, netikėti savo tobulumu, netikėti savo vedimu, savo intuicija, visais tais dalykais, kurie iš tikrųjų yra išlaisvinantis. Ir vat mūsų tada valdo šitie seniai įsitikinimų šablonai, tos visos programos nuo vaikystės, tie visi blokai, nu ir paskui valomės tą savo vaikystės traumas, ten kažkokias gydomės. Žodžiu, be pabaigos. Nes pabaigos ir nėra. Kuo daugiau į mišką, tuo daugiau medžių. Manau, patyrė jau tai. Tai va, tai kas laiko prie senų programų? Tai prie senų programų ir laiko kas? Seniai įsitikinimai ir aišku įpročiai, nes mes įpratom taip gyventi, įpratom tuo tikėti, įpratom taip veikti ar taip mąstyti. Ir žinoma, kai tam tikroje sistemoje esam uždaryti, tai va, kaip minėjau, mes užsidarom tam tikram suvokime, tai kas yra tobulas jau. Nu, tai ką reiškia būti tobulu šitoj sistemai? Ką turiu mokėti, ką turiu valdyti, ką turiu suprasti, ką turiu žinoti, gebėti ir taip toliau, kad jau būčiau to tobuluoju, nušvitusiu kažkokį. Tai va, tai yra tiesiog bandymas tapti kažkuo kitu, sakykime, tos sistemos autorium kažkokiu gal, bet ne savim, kas tu nesi. Tai va, kai suprasi, kai priimsi, kad jau esi tobulas dabar, va, tada ir prasidės gyvenimas ne iš trūkumo, nes kada tu esi netobulas, tu visada trūkume, nes nu vis neturiu, vis netobulas, vis nepavyksta, vis per mažai. Čia yra trūkumas ir tada tu kuri viską savo gyvenime iš trūkumo sąmonės, ne iš gausos sąmonės. Ir va štai čia jums raktas numeris 2. Nes tavo norai iš tiesų turi potencialą pildytis ir kiekvienas tavo noras turi potencialą pildytis, kai jisai kyla ne iš trūkumo, o iš gausos. Nes visi norai, kurie yra užprogramuoti iš gausos, jie užprogramuoti yra išsipildymui.
natūraliam išsipildymui, be kančios. Ir va, kai ne iš trūkumo, o iš gausos, ne dėl to, kad neturi, ne dėl to, kad trūksta, kaip sakau, tai nesvarbu, ar tai pinigų, ar tai santykių, ar tai ten sveikatos, ar kas tai bebūtų, o todėl, kad tiesiog natūraliai nori patirti kažką daugiau negu šiai dienai. Nori galbūt kažkokias tai kitas gyvenimo patirtis turėti, tapti daugiau kažkuo. Beje, mokytoja Mor mokykla ir yra apie tą nuolatinę savitranscendenciją. Čia niekada mes nestovim vietoj, visada augam. Kas jau čia seniai su mumis, tai jau tą patyrė. Tai va, tai viskas yra apie suvokimą, kad mes renkamės, patys renkamės ir renkamės kiekvieną akimirką. Mums niekas nieko neprimeta. Apskritai nėra tokio dalyko kaip primetimo visatui, nes viskas yra per pritraukimą. Visos detalės čia aprašytos. Ir va, jeigu mes renkamės nebėgti nuo kažko, nuo problemų, nuo trūkumo kažkokio, tai nuo kažkokio tai skausmo, ten ir taip toliau, kas tai bebūtų, bet renkamės eiti per daugiau sąmonę, tiesiog būti daugiau, nepaisant nieko, va tada ir prasideda pokyčiai. Va tada ir įėjimas yra iš gausos į daugiau ir kuriant natūraliai daugiau ir gausiau kažko, o ne iš trūkumo, o trūkumas gimdo trūkumą. Kaip problemos gimdo problemas, karas gimdo karus, nesantikas ir taip toliau. Tai čia viskas ant to paties. Reiškia, kai mes einam iš gausos, mes kuriam dar daugiau gausos. O gausa prasideda nuo tos vietos, kada mes nustojam jausti trūkumą. Bet gausa, pats paprasčiausias gausos apibrėžimas yra tiesiog nebetrūkumas. Ar ne? Kol aš dar iš trūkumo kažką tai darau, aš einu iš trūkumo. Ar aš negaliu sukurti? Nu taip, galiu, bet aš kuriu per kančią. O per kančią sukurti dalykai visada yra trumpalaikiai. Ir dėl to gaunasi, vargstat, kankinatės dėl tų pačių pinigų, ten daryti ir taip ir kas gaunasi. Gerai, pasidarot tam kartui. Bet tada būna, pums ir dingsta. Bet nežinau, atrodo, uždirbu, bet nebeturiu pinigų, nesuprantu net kur dinga. Kaip smėlis pro pirštus, vat ką man šneka žmonės, kai susitinkam konsultacijos. Atrodo, lyg ir turiu, bet neturiu. Atrodo, lyg ir žinau, bet kažkaip ir vis tiek neturiu. Trūkumas. Trūkumas ir kūrimas per trūkumą sąmonę. Niekada nebus tvarus. Niekada nebus ilgalaikis. Visada yra pasmerktas tam tikrą prasme degradacijai. Suirimui, sunykimui, dingimui. Nes tai nėra aukščiausiai tiesa. Nes tai nėra tai, ką mes vadinam šaltinę energiją. Nes tai nėra iš meilės daromi dalykai. Iš trūkumo. O čia yra skirtumas. Kai mes savy tą suvoksim, aišku, detaliau viskas čia, tada mes pradėsim jausti kitaip, matyti kitaip, elgtis kitaip. Suvokimai visai kiti. Suvokimai, kas esu šiai dienai ir iš tos būsenos kūrimas, va tada prasideda pokytis. Tai va, tai ką galite padaryti dabar? Tai sveikinu, kad žiūrit laivą, kas nežiūrit, o žiūrėsit, arba pažiūrėję laivą, kviečiu dar kartelį peržiūrėti, nes labai dažnai praeina pro ausis tam tikri dalykai, bet kai mes darom tą patį, mums, kaip sakoma, įsisėda. Dėl to aš ir sakau, skaitykite ne kartą, ne 2, ne 3, reikės ir 10 skaitykit kartu. Tai yra nuolatinio skaitimo tam tikra prasme knyga, kurią galite, pum, atsiverčiat ir žiūrit, ką jums paduoda šiai dienai. Čia dabar sako, ką matai kitose, tai yra žinutė tau apie tave. Va čia, žinutė mums tiesiai iš knygos. Tai va, tai ką galit padaryti, tai yra tiesiog dar kartelį susižiūrėkit, ką aš dabar išsakiau. Susižiūrėkit, kur laikot save uždarę. Kodėl laikot? Kodėl jums dar patogu, nes mes laikom save uždarę ne dėl to, kad kažkas mūsų uždarė, mes patys ir tik patys save užsidarom. Ką, žinutė iš knygos, tai irgi aliuzija. Tai va,
Ir klausimas tada, prieš tai dar, ką galiu padaryti jau dabar, kad iš to išeičiau, kas paprastai būna, ar ne? Prieš tai mes užsiduokim dar, kuo turiu tapti jau dabar, kad gyvenčiau tokį gyvenimą, kokio noriu. Ir nebepatirčiau, aišku, natūraliai tų dalykų, kurių nenoriu. Ir gaunasi, kad tai yra nebėgimas. Tai yra aš jau tampu, aš jau toje energijoje, toje sąmonėje, toje vibracijoje, kuri ir pritraukia, kuri ir kuria, kuri ir manifestuoja tai, kas natūraliai. Į detalės neįsiu, bet čia yra dar toks smagus dalykas po giliau, bet užtenka mums ir šitą suvokti jau, kad išryškėtų skirtumas ir pokytis. Tai va, tai dar kartą grįžkit prie knygos, primenu dar, ar ne, kad ne 21 euras šiandien 15 ir vietoj 13 už elektroninę knygą 7, kas dar neturit, kreipiuosi ypatingai naujus arba kurie jau čia seniai ir dar vis nesupranta, nes kai jūs parašot man komentarus ar žinutės, aš suprantu, kad knygos neskaitėt, nes ten yra visi tie atsakymai, kurie paprastai kyla jums apie gyvenime, kodėl kažkas vyksta arba nevyksta, o čia visi atsakymai yra. Aš tik tai duodu apdeitus arba tam tikrus priminimus arba tam tikrą gylį, ko mes dar paviršiui kažko tai nesuvokiam. Tai va, tai čia yra absoliučiai savarankiško darbo knyga. Tai yra programa, realiai aš taip esu ir pavadinusi transformacijos saviugdos programa, nes tai iš tikrųjų programa ir beje pagal šitą programą ir mano intuityviosios mentorystės mokymai yra tai mūsų vadovėlis, gyvenimo vadovėlis, kaip čia praminė kita. Taip. Tai va, tai čia yra tai, nuo ko mes atsispiriam. Bet jeigu jūs jaučiat, kad vis tiek po vieną, kaip sakoma, nesigauna, bet dažnai nėra, kaip įvardina, valios neturiu ten, ne, kažko tai daryti, skaityti, pavyzdžiui, arba ten kažką pagal tai ten analizuoti savį ir taip toliau. Protas, aišku, visokių ten prikūręs yra iliuzijų ir baimė ar dar kas ten bebūtų, ką mes išgirstam, nes labai nepatogu girdėti apie save tam tikrus dalykus, ne? Arba mes slepiam nuo savęs tam tikrus dalykus, nes nesinori tarsi pasąmoningai išgirsti ir kol mes nežinom, nesuvokiam, aišku, mes neturim prieimo prie pokyčio. Tai va, tai dėl to Akademija Perkurk save rengia karts nuo karto irgi tam tikrus mokymus, tam tikrus kursus ir panašiai, kad jūs galėtumėt susigrąžinti tai, ką aš vadinu pirminiu žinojimu ir sugrįžti tą pirmapradę gausą. Kad ir apie ką tai būtų, kaip sakau, ar tai santykiai, ar sveikata, ar pinigai, čia visiškai neturi esmės, nes pirmą pradžiai dalykai čia yra esmė. O jau paskui mes, kai išmokstam tai taikyti, bet kurioje gyvenimo srityje, tada puikiausiai manifestuojam. Ir šiuo metu akademijai dar kas klausinėjote apie Sofijos kodus, grupė yra uždaryta šitą 9 savaičių, viskas jau yra uždaryta, nuo šios savaitės mes einam jau tiesiog su srautu. Aišku, bet kada turit galimybę įsigyti savarankiškai darbuotis. Bet kaip grupė uždaryta, kada bus kita, tai vėlgi, kai klausot, neturiu atsakymą šitą klausimą, galbūt po metų, o galbūt iš vis nebus, nežinau. Nes tam aš turiu tam tikrą, kaip sakau, vidinį aiškumą, vidinį vedimą tada, kada ateina impulsas, aš būtent veikiu iš to, ko ir mokinu visus taip pat ir va tada vyksta viskas sklandžiai ir manifestuojasi. Bet gera žinia tiems, kurie norite su srautu, kaip sakoma, ar neįti ir pasidaryti iš tikrųjų tai, ką jūs norite, tai dabar renkama nauja grupė, aš jau tikiu, kad tie, kas sekate Perkurk save gausos sąmonę arba Žaneta Jūra, mano tiesioginį profilį, ten irgi karts nuo karto įkeliu informaciją, naujas praktinis, atkreipiu dėmesį kursas, kur apie fokusuotą ir neišblaškomą, apie šitą manifestaciją dabar mes. Fokusuotą ir neišblaškomą, kas norit va būtent save tokią manifestuoti, taip aš orientuojuosi į moteris. Nors šitie baziniai dalykai tinka ir vyrams. Galit prisijungti. Nes šiaip tai, kaip sakau, bazė, jinai visada yra visiems. Tai, bet kadangi mano pagrindinis srautas moteris, aš visada pirmiausia su jomis ir kalbuosi. Tai va, kad nesitrukdytų gyvenimas, kaip sakoma, ar ne, kad čia nutinka gyvenimas ar panašiai, kad niekas netrukdytų jums gyventi taip, kaip jūs norite, o ne pagal kažkieno kito dūdelės arba kito kažkokius tai norus, kaip sakom,
gyventi kitų gyvenimus, o ne savo, tai va čia yra šitas kursas būtent jums, kada jau kuriam savo realybę ir kuriam taip, kad visa kita pagal mūsų realybę jau dėliojasi. Ir nesvarbu, kas tai yra, ar darbiniai santykiai, ar šeimoje santykiai, vaikai, tėvai, ten nesvarbu daug, nu, čia mano tėvai, čia mano vaikai, aš ne, tu viską gali, tu renkiesi ir aš būtent parodau, kaip. Ir mes tai darom žingsnis po žingsnio, būtent šitam kursui. Tai va, fokusuoti ir neišblaškoma. Nes išblaškytas fokusas, ką mes jau žinom ar ne, tai yra pirmas praktiškai žingsnis manifestavimo ir yra esminis toks veiksnys, dėl ko mes neturim to, ko norim. Tai va, tai nebesiplečiant daugiau, kam tai yra aktualu, beje, kaina tik šią savaitę va tokį langą padariau, vietoj 497 už kursą tik 47, čia ne klaida, nes kai kas klausia, čia gal klaida, ne klaida, tik 47 eurai. Ir kas norit, tiesiog parašykit kursas arba man asmeniškai, arba info perkurk save ir duosiu visas detalės. O šiaip sekit informaciją ir, kaip sakau, į šitą langą 47 eurų jūs galite patekti per šią savaitę. Tik kviečiu tada nelaukti kažko tai geresnio, nes geresnio tiesiog nebus. Mes veikiam čia ir dabar ir jeigu norim tai pakeisti, norim save manifestuoti iš tikrųjų tokią, kokią norim, tai tada čia yra būtent vieta jums. Tai tiek kol kas nuo manęs. Ačiū. Žiūrim dar kartelį, skaitom knygą ir einam į savęs patyrimą kitokios, iš ko mes ir manifestuojam visą tai, ko mums reikia.